Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien kartu su jumis keliausime į pasaulį, kurio pagrindas yra sveiki ir spindintys plaukai. Ir šio video tema yra ilgalaikis plaukų stiprinimas namų sąlygomis su Lador plaukų priežiūros priemonėmis. Pakalbėsime apie keletą priemonių ir žingsnius, dėka kurių jūsų plaukai bus spindintys ir sustiprinti. Ir atrodys geriau negu bet kada. Ir aišku, visas šias priemonės rasite Drogos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. Tad keliaujam prie video. Ir pirmas žingsnis yra drėgmės balanso atstatymas su Lador Moisture Balancing šampūnu. Ir logiška, kad kalbame apie plaukų plovimą. Šis šampūnas be silikono švelniai plauna galvos odą ir plaukus. Nedirgina, palaiko sveiką plaukų pusiausvyrą, suteikia švelnumo, lengvumo ir apimties pojūtį. Be to, jo sudėtyje yra patentuotų medžiagų, kurios apsaugo ir ramina jautrą galvos odą. Taip pat malšina niežėjimą bei mažina pleiskanojimą. Ir šis šampūnas yra tinkamas kasdieniam naudojimui. Keliaujame prie antro žingsnio ir tai yra skalpo priežiūra. Su Lador T3 Scalp Clinic. Niekada nepamirškite, kad skalpo priežiūra yra ne ką mažesnė negu plaukų, nes vis dėlto plaukai auga būtent iš skalpo. Tad galvos oda irgi reikia rūpintis. Ir ši Lador priemonė būtent tuo ir pasirūpins. Šios priemonės sudėtyje yra arbatmečio, žaliosios arbatos ir sraigių gleivių ekstraktų, kurie patenka tiesiai ant galvos odos ir plaukų. Tai galvos odai prižiūrėti skirtas plaukų priežiūros kompleksas, pašalinantis niežulį ir nešvarumus. O naudoti jį yra labai paprasta. Užtepkite reikiamą kiekį priemonės ant plaukų ir galvos odos, masažuokite galvą 1 minutę, plaukite 2 minutės ir gerai nuplaukite vandeniu. Jūsų skalpas jums tikrai padėkos. Trečias žingsnis yra intensyvus plaukų gydymas. Ir tam aš aišku rekomenduoju išbandyti savo jau pamėgtą Lador ampulę, kuri yra skirta plaukams, kuriems reikia skubios pagalbos. Nes tai iš tiesų yra puikus pasirinkimas nudegintiems, suliejimo technika dažytiems ir visas maistinės medžiagas pradusiems plaukams. Priemonė įsiskverbia giliai į plauką, išlygina plauko žvynelius ir taip daro plauką lygų, žvilgantį ir elastingą. Kaip jį naudoti, tai priemonę reikia sumaišyti su vandeniu santykiu 1:1 išmaišyti, o tada naudoti tiesiog kaip paprastą kaukę. Tai yra užtepti ir palaikyti apie 15-20 minučių, o vėliau nuplauti. Net neabejau, kad patiks. Ketvirtas žingsnis yra blizgesys ir papildomas plaukų maitinimas. Prieš Lador priemonių tam puikiai tinka šis serumas, kuris vadinasi Wonderful Hair. Jis nesukelia lipnumo pojūčių, drėkina plaukus ir suteikia jiems blizgesio. Taip pat jis apsaugo plaukus nuo neigiamo aplinkos poveikio ir palengvina jų iššukavimą. Jį galite naudoti po plovimo tiek ant drėgnų, tiek ant sausų plaukų. Įpilkite 1-2 paspaudimus į delną ir galite tepti ant plaukų. Taip pat šis serumas labai tinka naudoti prieš karštus įrankius. Tai yra prieš džiovintuvą, garbanoklį, tiesinimo žnyples. Ir paskutinis žingsnis yra papildomas plaukų puoselėjimas su Lador Snail Sleeping ampulė. Ši plaukų priežiūros priemonė atlieka plaukų puoselėjimo ir plaukų esencijos funkcijas. Sudėtyje esantis kolagenas, sraigių sekreto filtratas ir drėkikliai užtikrina, kad plaukai visą dieną būtų švelnūs, reikiamai sudrėkinti bei pamaitinti. Ši priemonė yra įdomi tuo, kad jos nereikia nuplauti. Tiesiog švelniai masažuoti į plaukus ir palikti. Ir jį gali pakeisti jūsų naudojamo kondicionierių. Taip pat ši priemonė puikiai tinka kaip papildoma priemonė, jeigu jūsų plaukams iš tiesų reikia tokio pilno atkūrimo ritualo. Tai iš ir viskas. Tai buvo ilgalaikis plaukų stiprinimas namų sąlygomis su Lador priemonėmis. Aš asmeniškai šį prekinį ženklą pažįstu jau seniai. Tad tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad jų priemonės yra vertos dėmesio. Ir tikrai puikiai tinka plaukų priežiūros ritualams namų sąlygomis. Kaip ir minėjau, anksčiau visas jas galite rasti Drogos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. O jums noriu padėkoti, kad pažiūrėjote šį video iki galo ir susitiksime jau greitai kitame. Ačiū ir iki!